Tai šiandien žygiuojame prasmingai, ne tik skirdami laiko pokalbiams, vieniems su kitais, jog pajustume bendrystę, tačiau ir dėl Rimanto Kaukėno paramos fondo globojamo herojaus Tauro. Taurui yra 8 metukai. Berniukas turi cerebrinio paralyžiaus ir epilepsijos diagnozę, todėl jam reikalingas nuolatinis artimų žmonių rūpestis ir slauga. Tai aš esu Rokas Atlis, aš esu visų pirma tai Lords LB Asset Management fondo valdytojas. Mes įsigijome visą Symbiosity campusą ir taip pat esu ir Symbiosity vadovas ir atsakingas už mūsų komandą ir mes kartu su komanda sugalvojame, kad mūsų svajonė yra burti bendruomenę, ją stiprinti ir to pasakoje sugalvojame, kad žygis galėtų būti vienas labai smagus būdas, kaip suburti visus kartu ir kvėpuojant tuo šviežiu rudens oru ir saulę, pažinti vieni kitus geriau ir kartu smagiai praleisti laiką. Tai yra tokia mintis. Apskritai tas savanorystės klausimas, labdaros klausimas buvo visiškai nepažįstamas, kai aš buvau jaunesnis, tačiau išvažiavęs studijuoti į užsienį, pamačiau, kad užsienė tai yra tokia visiškai natūrali ir integruota dalis į kasdienį gyvenimą, kad žmonės užsienė visai kitaip žiūri. Ir aš atsimenu, studentas būdamas, mes sugalvojom bėgti maratoną ir ruoždamės tą maratoną, mes tiesiog tai buvo visiškai natūralu, kad būtinai turime organizuoti ir kažkokią tais fundraising ar ne, ir kažkokią tais labdarą, kaip sakant, kad tas run būtų with the cause. Tai man dabar tai atrodo visiškai artima ir visiškai natūralu, kad ką mes bedarytume, kad darytume su kažkokia tais mintimi ir su kažkokia tai prasme. Ir mums, kurie turim ir kojas ir rankas ir galim savo vaikštinėti savo be vargo, yra labai lengva, tačiau yra žmonės, kuriems tai galbūt yra žymiai sunkiau ir smagu, kad mes galim jiems padėti. Visų pirma, su Rimanto Kaukėno fondu esu pati praeityje prieš labai daug metų dirbusi, tai labai gerai atsimenu, kokie yra atsidavę žmonės ir kokia profesionali komanda, tai tikrai nieks nepasikeitė. Ir susitikus su jų komanda, pasiskambinus, supratau, kad mes turim labai daug bendro, labai gerai vieni kitus suprantam ir man atrodo įvyko tikra simbiozė, kaip mes sakom. Ir manau, kad čia tik tai kelio pradžia. Aš asmeniškai tikiu, kad turėdami tokią bendruomenę, beveik 9000 darbo vietų mūsų pastatuose, mes galim nuveikti labai daug ten, pradedant atliekų rūšiavimo ir taip pakeisti žmonių įpročius. Tai šiandien turbūt keičiam įpročius, kad aktyviai praleidus penktadienį kartu su naujais žmonėmis, kurių galbūt nepažįsta, pirmadienį atėjus į darbą daug smagiau jaustis, nes galbūt susitiksi prie pietų stalo. Ir žygiai, tiesiog kaip žygiai, mes prieš porą metų diskutavom, kad ne tai, kad nebemadinga, bet trūksta kažkokio tikslo. Tai nusprendėm, kad socialinis tikslas ir pagalba kažkam padaryti gerą darbą žmonės dar labiau suvienyje ir visi turėdami tokį fainą laiką dar tuo pačiu geriau jaučiasi, nes nuveikia kažką gero kartu. Mes šiandien švenčiam gyvenimą ir padedam kažkam tai irgi švęsti. Tai šiuo atveju mes padedam turbūt ir prisidedam prie Tauro pasveikimo ir su šiais nuostabiais žmonėm darome kažką ne dėl savęs, o dėl kažko. Ir šiaip nepamirškime apie savo žmogiškasias vertybės, kad mes žmonės gyvenime ne dėl savęs turime stengtis, o kilniausias tikslas žmogaus yra turbūt padaryti ir padėti kažkam tai galbūt išgyventi, galbūt kažką pasiekti, kažką tai patarti, kad ir patarimu, ar pastebėti žmogų, kuriam yra sunku šiai dienai. Tai šiai dienai yra sunku Taurui, mes visi šiandien einam už Taurą, o galbūt sekančią dieną bus kažkam iš mūsų sunku, tai galbūt Tauras padarys kažką tai dėl mūsų, nes jam bus geriau. Tai Taurai, tu esi šaunuolis, tu esi herojus. Taip mes galbūt esame šiandien čia susirinkę dėl tavęs, bet vien todėl, kad mes tavim tikime. Taip, kai kažkas, kad aš kada tikėjo manimi, kad aš perplauksiu ramų į vandenyną, taip aš šiandien tikiu tavim, kad tu irgi pasveiksi ir kažkada mes galbūt net ir susitiksime. Tai linkėjimai
nuo manęs, nuo Pūkos. Šiandien mes su tavim.